Sveiki. Šiandien praėjimo kontrolė, darbo laiko apskaita viena populiariausių užklausų atkeliaujančių pas mus iš klientų. Įmonių vadovai nepatenkinti to, kad darbuotojai vėluoja ar anksčiau išeina iš darbo, o jie negali sukontroliuoti šio proceso. Arba kažkas iš administracijos turi gaišti laiką, surašinėti darbuotojų valandas. Tai to daryti ir nereikia, nes tam esame mes, kur galim tikrai greitai ir efektyviai pagelbėti ir spręsti šitas problemas. Jau ne vienam video rodėme mūsų produkcijas, šiandien pasidalinsiu naujausių produktų. Dažnai klientai skundžiasi, kad darbuotojai apgaudinėja kortelinėje sistemoje, perduodami korteles vienas kitam, prašydami vakare už jį atsižymėti ar iš ryto, o patys anksčiau išeina iš darbo arba ryte vėluoja. Tai naujausias produktas, kai darbuotojas atsižymi savo telefonu. Tam naudojama NFC žymė, kurią mes dažnai naudojam įrankio apskaitoj, ir programėlė telefone, tai kaip identifikacija darbuotojo. Tas programėlės galima atsisiųsti iš parduotuvių, tai iš Google Play, iš Apple Store parduotuvės. Tai šiandien, kaip sakoma, trumpai pademonstruosiu aš jums šitą visą mūsų procesą. Taigi yra, kaip sakiau, įrankių žymė, tai yra NFC žymė, mes tą žymę priklijuojam prie sienos kažkur objekte. Yra kitokių žymių, aš tiesiog pasirinkau štai tokią, kaip lipdukas, prisiklijuoja objekte ir ją puikiausiai skaito NFC, turiuomenį per NFC ar ne, tiek Apple telefonai, tiek Android. Ir ją tiesiog nuskenuosim ir puikiausiai veiks. Taigi, programėliai atsidarom parsisiuntę Acoris DLA, ne? Ir, kaip sakiau, yra žymė, kurią galim tą žymę priklijuoti mes prie sienos kažkur tai objekte. Ir štai programėlė rodo nuskaityti žymę. Mes ją nuskaitome, atsiranda mygtukai atvykau arba išvykstu. Labai paprastai, greitai spaudžiu, kad atvykau į darbą. Gerai, ir galiu keliauti savo dirbti. Ir tada yra internetinė programa, tai grinai internete, nereikės jums siųstis į savo kompiuterį, gali duomenis pasižiūrėti iš kompiuterio, iš telefono, planšetės, ten, kur esat, prisijungiat prie interneto ir savo slaptažodžiu ir keliaujat tiesiog į programą. Atsidarius programą, vėlgi administratoriui, šiandien trumpai gal apie tą programą pačią nepasakosiu, esam padarę kitus video, noriu trumpai apie šią programėlę, galite susivesti savo visus darbuotojus, susidėti jiem teisės. Žodžiu, šioje programoje, kur mes kalbam apie darbo laiko apskaitą, yra dvi ataskaitos, tai yra praėjimo ataskaita, kurioje per pasirinktam laikotarpį, štai šiandien aš atsižymėjau ką tik, ar ne, ir matau, kad darbuotojas tada tą dieną, tą valandą atėjo į darbą. Jeigu norim, galim pasirinkti mėnesį, periodą kažkokį didesnį ir per tą periodą galim matyti, kiek tas darbuotojas ar visos įmonės darbuotojai, kada jie atėjo, tai išėjo ir taip toliau, ar ne, matyti neatvykusius asmenys, tai yra pilnas sąrašas žmonių, mes galim tos darbuotojus išsifiltruoti, galim pasiimti brigadom, pasiimti padaliniais, kurios ir taip toliau. Ne? Sekanti ataskaita yra laiko apskaita, tai vėlgi jūs matysit per pasirinktą laikotarpį, kiek tas darbuotojas per tą dieną išdirbo dienų, per pasirinktą jūsų laikotarpį, kiek išdirbo dienų ir kiek išdirbo valandų. Tai vėlgi pasiimsit kažkokį, žinau, sausio 1 ir matysit, kiek koks darbuotojas, kaip sakiau, kiek išdirbo dienų ir kiek išdirbo valandų. Tai štai tokia programėlė ta mūsų ir programėlės nėra kaina didelė, tikrai kviečiam įsigyti, labai patogus produktas mažom netgi įmonėm, kuriem nereikia kažkokių didelių. Jeigu norit, mes vėlgi visą šitą informaciją atiduodama į jūsų buhalterinę, gali būti programą, įsispausdinama į visokius Exceliukus ir taip toliau, tai kviečiam įsigyti.